Aš tau sakiau, kad galima užeiti. Bet ir nesakei, kad negalima. Matai, su žmonėmis, kurie man neegzistuoja, aš apskritai neturiu ką šnekėti. O tu man toks žmogus esi. Neegzistuojantis. Tik tai tavo svajonėse, Fredai. Tavo svajonėse aš esu neegzistuojantis. Turėjai pirmą ir paskutinę progą įgyvendinti savo lyguistas fantazijas. Bet jie nepavyko, ar ne? Iš kur tu toks tikras, kad nebus antro mėginimo? Tu tikras, kad bus? Matai, aš gyvenime nemėgstu neužbaigtų darbų. O ypač su žmonėmis, kurie elgėsi taip įžūliai. Čia aš elgiuosi įžūliai. O tik kaip? Neįžūliai, lik niekur nieko atsidurt prie mano namų slenksčio. Man regis, aš tąsyk tau pakankamai aišku ženklą daviau, kad tu čia daugiau nesirodytum. Matyt, Fredai, aš blogai suprantu ženklus. Gal aš tau ir per geras. Aš tau duosiu dar vieną šansą. Paskutinį. Dink. Supratai? Dink. O kas jeigu ne? Dink iš Lauros ir mano gyvenimo. Visiems laikams. O kas jeigu ne? Kas tada? Pats žinai, kas tada. Antrą kartą aš jau nebeprašausiu. Antro karto, Fredai, nebus. Tai iš kur tu toks tikras? Pats žinai, kas tada. Antrą kartą aš jau nebeprašausiu. Tu gudrus šmykis. Priimsiu tai kaip komplimentą, Fredai. Pats puikiai supranti, kas atsitiks, jeigu tai atsidurs teisėsaugoj. Gerai. Nu, tarkim, šitą partiją tu laimėjai. Bet žinok, tu dar gailėsies, kad tąsyk tu nepadvėsi tuose laukuose. Ir kad nepasilikai toj sodyboj. Ką tu pasakei? O ką aš pasakiau? Ką tu ką tik pasakei apie sodybą? Aš kažką sakiau apie kažkokią sodybą. Okay. Metas veik. Dabar tu persėsi į vairuotojo vietą, aš eisiu arčiau chatos. Šaut bus patogiau, šūvio tu negirdėsi. Lauki manęs, aš sugrįšiu, iškart atsitraukiam. Tiek supratai? Jeigu kokios nors nesąmonės prasideda, manęs nelauki, važiuoji. Kokios nesąmonės? Bet kokios nesąmonės. Kas nors ne taip, važiuoji, manęs nelauki. Aišku? Čia tau ginklas. Čia tas pats ginklas. Tas pats, kurį tu man dovanoji. Taip. Nelegalus tas pats ginklas. Tau legalaus ginklo dabar mažiausiai reikia. Vika, viskas bus gerai, viskas. Metas eiti. Viskas bus gerai. Viskas. Nu, pasikalbėjai su tėvu? Jo, Ir kaip sekėsi? normaliai. Tikrai normaliai? Jo, normaliai. Lukai, aš labai džiaugiuosi, kad mes čia. Aš dar iki galo ne visai suvokiu, kiek visokių dalykų yra nutikę, bet namai yra namai, taip?
Jo. Ir aš tik dabar suprantu, kaip man viso šito trūko ir čia galėtų būti mūsų nauja pradžia. Žiūrėk, mažutė, man reikia trumpam pabėgti, gerai? Aš turiu trumpam išvažiuoti, gerai? Kur tau reikia važiuoti? Turiu išvažiuoti, trumpam greit grįšiu, gerai? Lukai, kur tau reikia važiuoti? Aš greit grįšiu, gerai? Lukai. Klausykit, nafik jūs čia mane pasikvietėt? Šiaip, kad pasėdėt. Kas yra? Levi, tai tu gal jam papasakosi viską, ką? Žiūrėk, Markai, Slimui papasakojau. Tai reikia ir tau žinoti. Pala. Stop. Nesakyk, kad tu homikas. Kas, blint? Ne? Ta prasme, aš tau į homiką panašus, ką? Žinau, kažkaip keistai pradėjai, iš kur man žinot, kad tu norėjai pasakyti. Tai kaip tau tokias mintis į galvą ateina? Gerai, nereikėjo dramatizuoti čia, ką aš žinau, kad tu man pasakyti. Pakryp, bazarą! Gerai, mes čia pašnekės atėjo. Kas yra? Nusiramin. Ramiai. Ir tu nebujok, davai sėsk ir prie esmės pasakoju jam. Davai sėsk ir šnekėk, ką norėjai šnekėt. Neužsišikinėš. Homikas. Karoči. Aistė paprašė manęs, kad aš nupirkčiau jai kokso. Tai nuo tavo parašoko užsilinkė. Tavęs klausiu, debilas tu ar kas yra tau, ką? Žiūrėk į mane. Nafik tu visokį šūdą pastoviai lendi. Kas baraiga? Davai, pasakyk, kas baraiga. Kas baraiga, sakyk, žiūrėk, į akis ir pasakyk. Įdomiausia vieta, mes dasikasim, kad dėl visko kaltas Kenys. Kenys, taip, Vladas, aišku. Nuo kada Vladas miltais prekiauja, ką? Durniai jūs. Beveik jau metai, praktiškai nuo tada, kai išsiskyrė keliai su tėvu. Ir ką darysi, durnelį dabar? O, nežinau, aplankysim, pasikalbėsim, ką jis mano apie šitą situaciją. Čia kaip minimum. Gerai, supratau. Sorry, gerai. Gerai, viskas, sorry, aš kartu. Davai, nuvarysim pas tą Kenį. Levi? Ką? Geriau būtum pasakęs, kad tu žydras. Ačiū tau, seniai, ačiū. Tu savo padėkok, Švarcai, tu savo padėkok. Už tai, kad esi, senuk, už tai, kad esi. Bet Švarcai, tu nepasiduok. Tu nepasiduok, sakau. Jo, nu gal ir gerai sakai, o? Ką žiūri? Ei, raminkis, gerai? Tu nepasiduok. Ką turiu omeny, nepasiduok? Tu negali jos paleisti, tu kovok, seniai, kovok. Kaip aš to kovosiu? Kovok, aš tau sakau. Tik ne šiandien, gerai? Aš esu girtas. A kodėl, Švarcai? Kodėl ne šiandien, tą senuk? Pažiūrėk, į mane visiškai bukas. A girdėl, tu tai visiškai bukas. Ką pasakėjai? Ką darai? Atsimetu. Skir,
Viskas. Juozai. Juozai. Labą dieną. Labą dieną. Aš brokerė Diana, čia mes su jumis kalbėjom dėl būto nuomos. Tai tikriausia. Sveiki, aš Diana, malonu labai. Tai užeisim, taip? Na, taip. Tai būtas apie 60 kvadratinių metrų, šiltas, jaukus, remontas darytas prieš kelis metus, tuo metu buvo supirkta visa buitinė technika, šildymo mokesčiai nėra dideli, čia galiu parodyti, čia... Viskas tvarkoj, man tinka. Tinka? Tikrai? Taip. Tai gal dabar nusirašykim skaitliukus ir pasirašom sutartėlę. Skaitiklius, taip. Taip. Skaitliukai, dabar skaitliukai. O jūs žinot, kur visi būtų skaitliukai? Jeigu atvirai, tai tikrai nežinau. Atsiprašau labai. Šiandien yra pirma mano darbo diena, o jūs mano pirma klientė. Aš labai atsiprašau, aš viską to sužinosiu, gerai? Nieko tokio, atsipalaiduokit, nusiraminkit. Nieko čia baisaus. Bendrom jėgom kaip nors surasim paskui tos skaitliukus. O dabar gal sutartį pasirašom? Taip. Prašau, jūs paskaitykit sutartį, o aš kavos paieškosiu, gerai? Ačiū. Nesisaipys.
sutartį jau perskaitėt? Taip, taip. Viskas aišku? Tvarkoj, viskas gerai. Prašom, kelytis. Ačiū, oi, malonu. O dabar man reikės, aš įrašysiu jūsų vardą, priminkit savo vardą, prašau. Roberta. Roberta. Taip. Ir dabar man reikės dar jūsų parašiukų ant kiekvieno lapo atskirai ir pabaigoje vardas, pavardė ir parašas. Gerai. Ir dar avansą už 2 mėnesius reikės palikti, taip? Taip, ir avansas, būčiau be jūsų pamiršus. Taip, viskas tvarkoja. Tuomet gal dabar nueikim iki bankomato kartu. Ar palydėsit mane? Taip, palydėsiu, jūs ne vietinė? Aš, žinokit, nieko nežinau. Dovanokit, o jūs kur prieš tai gyvenot? Prieš tai aš net ne mieste gyvenau. Supratau, o kas atviliojo jūs į sostinę? Prieš tai viskas tvarkoja, tiesiog aš iki šiol dar nieko nesukalbėjus. Net viena pati savo nesu apie tai papasakojus, tiesiog mano vyras mirė. Likau visiškai viena ir nusprendžiau kardinaliai keisti aplinką. Atleiskit, čia tikrai ne mano reikalas, bet aš jūs puikiai suprantu, užjaučiu. Mano vyras taip pat šiuo metu guli ligoninėje, labai sunkios būklės. Štai dėl ko aš ėmiausi šito darbo ir kaip matot, grybauju visiškai. Nieko tokio, nusiraminkit, nesinervuokit. Labai jūs užjaučiu. Ir manau, kad gal dažniau mums reikėtų išgerti kavos susitikti. Taip, būtų labai malonu. Ir netgi galbūt išsiverkti vieną kitą į petį.